Nu, tai pirmiausiai, Simai, sveikinimai, 17 vieta Europoje, kaip pats vertini rezultatą, varžybas? Vertinu turbūt neblogai, pademonstravau tai, ką šiai dienai ir galiu pademonstruoti. Turbūt tas patekimas, tas kelias į čempionatą galbūt pakoregavo ir tą mano sportinę formą, reikėjo kovoti dėl reitingo taškų iki pat paskutinės akimirkos ir jaučiau, kad jau ties reitingo lango užsidarimu tos jėgos nebe atsistato ir gaila, kad į čempionatą atvažiavau šiek tiek galbūt blankesnių spalvų, negu buvau, tarkim, birželio mėnesį, kuomet tikrai ta sportinė forma buvo labai gera. Tai mintis tokios dviprasmiškos, bet galų gale džiaugiuosi, kad pavyko praverti tas čempionato duris. Nauja rungtis, Lietuvai egzotiška rungtis, tai tikrai džiaugiuosi. Finalą pradėjai labai ryškiai, bėgai rikiuotės priekyje, tokia ir buvo taktika? Taktika turbūt apsisprendė per pirmus 100 metrų. Išbėgau tikrai ryžtingai, bet tikrai ne maksimaliu greičiu ir pamačiau, kad niekas į priekį tikrai verštis nenori ir tempo diktuoti nelinksta. Lyderiai prastai to ir nedaro. Jie nori saugoti jėgas, bėgti rikiuotės galbūt gale, vengti tų griuvimų ir panašiai. Aš atsidūriau priekyje, pasirūpinau, kad tas pirmas kilometras nebūtų bent jau absurdiškai lėtas, kokius kartais tos pirmus kilometrus mes matome čempionatuose. Vėliau antro pagal prastumą rezultato savininkas Suomis išėjo į priekį, tai mes dviejų prašiausių asmeninių rekordų savininkai padiktavome pirmus 2 kilometrus ir džiaugiuosi, kad dėl to tas ir nugalėtojo laikas, kiek mačiau, geresnis negu per įprastai šiuos čempionatuose rodomus rezultatus, tai manau mes prie to prisidėjom. Tai... Esi daugybės rungčių Lietuvos rekordininkas, ar 5000 metrų yra ta rungtis, kur dabar matysim Simą Bertašių nuolat? Manau, kurį laiką taip, o kelių metų bėgėje, manau, ir galbūt ir dvigubai ilgesnėje rungtyje, ir galbūt dar dvigubai ilgesnėje, ir paskui, žodžiu, dvigubinsim, kiek tik tai jėgos leis, bet taip, turbūt Roma buvo tas stotelė, kuri man leido susivokti, tas nepatekimas į Europos čempionatą leido suvokti, kad reikia atsisveikinti su 1500 metrų, judėti tolyn ir žiūrėti, ką galima išspausti, nes vis tiek sportuojant norisi važiuoti į tos čempionatus, patekti juos ir džiaugiuosi, kad būtent šioje distancijoje atradau save iš naujo. Ar ties Europos čempionatu baigtas sezonas, ar dar planuoji kažkokių startų? Laukia vienas startas Suomijoje, taip pat 5000 metrų rungtyje rugpjūčio 19 ir rugsėjo 19 dar laukia pasaulio plento čempionatas Kopenhagoje. Ten bėgsiu 5 km plentu, ten ir uždarysiu savo sezoną. Sėkmės! Ačiū.